Labą dieną visiems, su jumis priešintis Smoke. Tad šiandien parodysiu video jums apie vieną modą, kuris vienas tikrai iš geriausių modų mano manymu. Įsigijau jį iš netinio saito iš Amerikos, tad norėčiau jums jį unboxint, kaip angliškai sako, parodyti, kaip viskas veikia, parodyti jo funkcijas, pažiūrėti su AeroTank mega kaitikliu. Tad viską norėsiu tada štai taip. Dabar tada prieikime prie pačio unboxingo ir prie visų kitų smulkmenų. Pažiūrėkime, kas randasi štai šitoj pakuotėje. Čia nieko daugiau nėra, tik pats metalinis korpusas, baterijos SVD iTaste ir instrukcija, kažkoks lapas, instrukcija, ten daug kalbų. Anglų, ten galima paskaityti tie, kurie nesupranta. Tad dabar aš laikau tik patį korpusą, nes baterija randasi štai čia pas mane, to aš ją įdėsiu. Pažiūrėkime tada, kaip įsidėti ją, kaip ką padaryti. Šis modas kitai vadinamas teleskopiniu modu, nes galima įdėti bateriją arba štai tokio dydžio, kaip matote čia, arba galima įdėti štai tokio dydžio, kai šiuo metu aš tai padarysiu. Tad visų pirma, jums reikės šitą viską išsukti. Dabar pažiūrėkime bateriją. Pas mane čia FS baterija, kurios numeris 18650. Čia baterija skirta šitam modui, bet yra kita galimybė, ten galima mažesnį įdėti. Čia yra 3100 mAh, tai reiškia, kad jeigu pilnai pakrausite per pilną naktį, jums užteks apie 2,5 dienos naudojimo. Tad įdėkime bateriją, matyti štai čia įdėjau. Dabar užsukime šitą galiuką. Gerai, dabar užsukime patį kaitiklį. Šitą kaitiklį aš jau unboxinau, tad galite pažiūrėti šitą video. Numesiu ką linką į descriptioną, jeigu kažkas nematė dar. Taip, pažiūrėkime. Čia taip pat galima ją atblokuoti kaip kitas baterijas 5 paspaudimų. Reiškia 1, 2, 3, 4, 5. Štai užmirksiu. Reiškia parašė man on. Jau veikia. Spaudžiame dar 1, 2, 3, 4, 5. Off parašosi. Reiškia neveikia, nieko negalima sudaryti. Spaudžiame, norim, kalaikom, norim, vis tiek nieko neveiks. Dar kartą paspaudžiame 5 kartus. Pirštai nebūtų 1, 2, 3, 4, 5. Rašosi on, tai reiškia baterija paruošta naudojimui. Tad kas joje yra? Šita baterija turi galimybę naudoti su vatais arba su voltais. Čia yra nuo 3 iki 6 voltų, intervalė kas 0,1 voltą, 0,1 ir nuo 5 iki 15 voltų. Tad kaip čia viskas reguliuojasi? Reikia paspausti iš karto jums mygtuką šitą pagrindinį, bei minus arba pliusą. Paspaudžiant su pliusu, pas jūs bus vatai. Štai, dabar atleidžiame, kai matėte reguliuojasi vatai. Dabar yra lock, reiškia kiti žmonės negalės naudoti. Kad būtų unlock, to prasme, kad atrakinti, reikia spausti šitos 2 mygtukus ir jos laikome. Laikome. Dabar galim paleisti šitos mygtukus. Ir dabar galima normaliai žiūrėti, kiek, kaip matėte, 15, 11. Tad, toliau norite prieiti prie voltų, jums reikia spausti kitą mygtuką, bet tik dabar su minusu. O štai čia yra, kaip matėte, minusas, o čia yra pliusas. Tad spaudžiame tada ir laikome su minusu. Matote, rašosi vo. Dabar dar palaikome biškį. Gerai, užtenka. Dabar paleidžiam ir matote 4,3 voltai. Galima reguliuoti. Štai čia. Reguliuojam. Va, viskas normaliai veikia. Tad, toliau tada prieikime dar prie ko. Baterija tikrai, sakyčiau, gan nebloga. Galima kaip įdėti galvutę dekoratyvinę. Pavyzdžiui, štai šitoj vietoje. Svaris netyčia buvo. Gerai. Tad, kaip matėte, šitą nelaikžiai atrodo, kaip matėte, čia kažkaip baisi atrodo žostkai. Bet jeigu mes įdedame šitą galvutę, įsukame štai čia,
kaitiklį ant viršaus. Išeina labai neblogas derinukas, sakyčiau. Kaip matote, viskas vientisai, čia nežinau, kaip parodyti jums. Nu, viskas matosi labai gerai. Štai, iTaste. Štai toks modas. Ir dabar gal prieikime prie priekinės mano kameros, pradėsiu, kiek iš jos išeina dūmų. Ir pažiūrėsit, ar verta tokia pirkti ar ne. Bet mano manimu, tai tikrai vienas iš geriausių modų. Yra ten kitokie po 500 litų, bet negalvoju, kad verta tiek leisti pinigų vien tik ant modo. Gerai, tada prodėsiu, kaip viskas veikia. Dabar pažiūrėkime, kiek išeina garų iš tos žmonės vėrėtis. Štai, viskas įdėjus. Dabar čia turiu ant 13,5 vatų ir 4,2 voltų. Pažiūrėkime, kas iš šito išeina. Tai buvo geras. Bet ką, tada dėkui jums už peržiūrą, dūmų biškį yra. Tada dėkui jums visiems už peržiūrą, laukite naujų video nuo Fresh and Taste. Dabar pristačiau jums iTaste SVD modą automatinį. Laikinkit, komentuokit, subscribinkit, parašykit mums komentaruose, kokią dar norėtumėt pamatyti elektroninės unboxingą, kitaip sakant. Pabandysiu šitą jūsų norą kažkaip išspręsti, tad dėkui už peržiūrą dar kartą, viso gero.